Ei, sveiki draugai, na ką, šiandieną vėl sekmadienis. Taip, jau antras sekmadienis iš tikrųjų vieną praleidau. Sorry, hybridė, kas laukėt video. Dariausi remontą. Tai vakar jau pabaigiau visiškai. Pilnumai sutvarkiau, viską dariausi pats. Galima sakyti vienas, žmona 9 jau mėnesį, tai, truputėlį padėjo, bet ten daugiau morališkai. Tai va, sorry, kad praleidau vieną sekmadienį, dabar jau kaip ir darbai baigti, taip pat ir sezonas darbų pasibaigė, galbūt pradėsim kažkokius projektėlius garažą daryti, žiūrėsim. Tai šiandieną sekmadienis ir kažkas iš žiūrovų manęs paprašė, kad padaryčiau Kamado Bono šonkauliukus. Tai šiandieną tą ir darysime. O prieš pradėdami gaminti aš jums norėčiau užduoti vieną galvosakį, čia tik tokią scrollinau ir pamačiau tokią galvosakį, man jisai patiko. Gal ir jums patiks. Būtinai pakomentuok atsakymą po šio video. Šitą galvosakį, tai galvosakis toksai. Susitinka 3 bičiuliai, draugai ir jie kiekvienas turi po 10 eurų. Susimeta į krūvą, turi tricoką, eina į parduotuvę nusipirkti gėrio. Vienu žodžiu, eina į parduotuvę, prisikrauna pilną krepšelį savo gėrybių, ką jie ten pirko. Atėjo į kasą, susimokėjo 30 eurų ir išėjo. Pardavėja tuo tarpu atsimena, kad tiem produktam yra akcija ir viso nuolaidų suma gavosi 5 eurai. Bet jau žmogeliai buvo išėję. Tai jinai greitai paprašė pas savo kolegą. Sako, gal galėtų paimti tos 5 jų eurus ir nubėgti jiem atiduoti. Kolega sutiko, jokių problemų. Vienu žodžiu pasiėma tos 5 eurus, bėga į juos dasivyt ir pakeliui pagalvojo, kodėlgi man nepasiėmus 2 eurų. Vienu žodžiu, savo į kišenę 2 eurus, juos dasivėja, jiem paduoda 3 eurus. Tai vienu žodžiu, kaip ir gaunasi, kad jie susimetė po 9 eurus, nes po euriuką grįžo 3 žmonėm. Tai 9 kart 3 gaunasi 27. Ir pas tą žmogelį, kuris parnešė jiem atgal, liko 2 eurai. Tai 29 gaunasi. Kur dingo euras? Pakomentuok po šio video atsakymą. Kol galvojat galvosakį, aš papasakosiu jums, kokių šiandien produktų reikės. Tai mums reikės šiandien šonkauliukus, ėmiau tos vadinamus baby ribs. Tai pirkau Lidl'e, jie plonyčiai, maži, man tokie patinka, nemėgstu tų didelių. Toliau garnyrų naudosime daržovės, tai daržovės galite aiškiai pasirinkti kokias norit, bet aš naudosiu tai raudoną svogūną, česnaką, įvairią papriką ir rudieji šampinionai ir, pamiršau pavadinimą, kažkaip šį kažkaip, tai vienu žodžiu, ir kitokie grybai. Vienu žodžiu, bet galite garnyrui pasirinkti, ką norit. Esmė yra šiandienos mūsų vinis, tai yra šonkauliukai. Šonkauliukų šiandieną darysime jamaikietiškam stiliui, tai naudosime štai tokius Santa Marijos Jamaica Jerk Seasoning, tai prieskonių mišinys Jamaikos stilių, pipirai, česnakiniai pipirai, taip pat česnakų milteliai ir sojų padažas. Tai šiandieną tiek, ko mums reikės. Pačioj pradžioj sėdam ir užmarinuojam šonkauliukus, kad jie truputėlį pasimarinuotų. Imam mūsų šonkauliukus, dedamės ant lentutės ar ant popieriaus, jum jau čia kaip patogiau. Ir imam prieskonius. Prieskonius naudojau, kaip ir sakiau, Santa Marijos Jamaica stiliaus. Prieskonių mišinys ir gan gausiai pabarstome. Pabarstome. Oho, kaip pribaršiau, truputėlį va taip. Patriname, aperčiame kitą pusę ir padarome tą patį veiksmą. Vyniojame štai taip ir dedam į dubenį. Taip pat padarome visiškai tą patį veiksmą su antru. Kiti lupa štai šitą baltą odelę, aš nelupu. Ir taip gerai iškepa, viskas čia tvarkoja. Ypač su šitai šonkauliukais, kurie yra ploni. Štai, taip pat susukame, dedame į bliūdelį ir paliekame marinuotis. Geriausia, jeigu pasidarytume tai iš vakaro, visą laiką geriau, kada mėsytė pastovi, bent jau per naktį. O mes darysime dabar iš karto. Tai tiek. Dabar tuoj truputėlį apsitvarkau ir einame užsikursime Kamado kepsninę. Ir užsikursime. Tai pradžioje ištraukiu groteles. Mano jau deflektoriai labai pavargę. Vis niekaip aš neprisiruošiu jų pakeisti. Bet naudoti dar nelabai trukdo, tai naudoju. Taip. Kažkodėl jie labai man skilinėja, nors dedu
Dedu viską, ką reikia. Indus kiti jos įsuka į foliją, bet aš bandžiau jau, čia šitie deflektoriai, aš neatsimenu, gal kokie 5 per 4 metus ar 3. Tai ir taip man jie trūksta. Gerai, ką, įmam štai tokias kaladėlės įdėgimo. O, kokie pirštai gražus liko. Ir tiesiog uždegam ir įmetam. Uždarome dangtį. Atidarome abi dvi juškas pilnumoje. Gautų daug oro ir gerai įsikurtų. Viskas paliekame kaisti. Kai užkais iki maždaug 200-220 laipsnių. Prisivalysime groteles ir tada jau susireguliuosime temperatūrą iki 140, 150. Na, po to papasakosiu. Na, kol mūsų kepsniniai įkaitinėja, tai mes galime užsimarinuoti mūsų daržovės. Tai grybo šitų net nepjaustau, dedu cielus. Bet daržovės mes mėgstam keptas. Taip, tai dabar įsidarinėkime arba apsilupkime svogūną. Aš svogūną smulkiai nepjaustau, tai pjaunu į 4 dalis, štai taip, ir per pusę. Viskas, keliaujam į bliūdą, galim truputėlį palaužyti, kad jisai išsiskirtų. Toliau paprika. Pjaunu aš per pusę ir tokiais stambiais kubais. Metam viską į bliūdą. Štai taip pat apsilupkime česnako. Na štai, daržovės susipjaustėme, tai dabar mes jas irgi taip pat paužbarinuosime. Aš beru juodų pipirų. Pilame sojos padažą. Pipirai į nosį biškį pateko. Toliau įsiberėme, jeigu mėgstat, aišku, česnako miltelių. Aš beriu daug, man patinka. Ir česnakinių pipiriukų. Štai taip, dabar viską gerai išmaišome. Na, aš maišysiu štai taip. Uždedu dangtį ir viską gerai iškratome. O štai ir viskas. Pažiūrėkit, kaip gražiai viskas užsimarinavo. Puikiai. Viskas, paliekam dangtį uždengtą ir laukiame jau dabar, kol kais kepsninė. Na, ką pasiekė jau 240 laipsnių. Tai dabar atsidarome, aš visą laiką taip darau. Tai leidžiu įkaist grotelėm ir jas tada su dratiniu šepečiu labai lengvai viskas nusivalo. Viskas nudega. Riebalų surinkimo indus, taip pasakysime, ne? Tai nusiemam vienas groteles ir susidedame. Dedam atgal groteles ir galime jau atsinešti savo šonkauliukus. Taip, dabar juškas viršui pradarau ant vieneto ir apačioje taip pat uždarau groteles ir palieku 3 langelius atidarytus. Jo, dabar temperatūra po truputį kris, bet šonkauliukus galime neštis.
Na ką, susidėjome šonkauliukus į kepsninę, dabar pakepsime lygiai valandą laiko, be jokios folijos, be nieko. O po to suksime į foliją ir dar kepsime valandą pusantros. Na ką, o kol mūsų šonkauliukai verda, sakau, kepa, traškinasi, tai atėjo laikas ir rubrikėliai paragaukime. Tai šiandieną ragausime kai ką, ko dar nesu ragavęs, tikrai. Tai, manau, to atspėsite, ne? Dedamės atributiką, kad būtų truputėlį įdomiau. Tai va, mikrofoną taip pat galim čia prisisekti. Ir štai kągi aš čia turiu. Tai sausas davinys lietuviškas. Tai variantas numeris 5. Troškinta kiauliena su daržovėmis. Vienas vienetas. Toliau žiūrėti pakuotės viduje. Tai galiojantis. Tai nieko nelaukiam. Ai, dar parodysiu. Štai toks. Nieko nelaukiam. Atsidarome ir paragausim, ką mes tengi gausim. Taip, džemas, rūtas saldainis, ice mint, čiulpinukas ir dar kažkas. Toliau, ką mes čia turim? Spiritinės tabletės, degtukai, riešutų pakelis, šaukštas ir džiūvėsiai su vienas. Tiesiog su vienas. Taip, čia, kaip suprantu, turime padėklas maistui pašildyti. Tai mums reikės turbūt lentutės kažkokios. O čia yra mūsų troškinta kiauliena. Ir taip pat greito paruošimo, tiksliau sušildymo maišelis. Reikia paskaityti instrukciją, todėl kad nei kart nedaręs. Parašyta vokiškai, labai fainai. Maisto davinio šildytuvas. Taip. Nu. Įdėti neatidarytą maisto pakelį į šildytuvo krepšį. Įpilti vandens. Į šildytuvo krepšį rekomenduojame 45 ml. Sulenkti šildytuvo krepšelį. Ties riba B. Švelniai papurtyti. Sulenktą šildytuvo krepšelį. Padėti ant saugaus paviršio, įsitikinti, ar šildytuvas padas yra virš maisto paketo. Padas ir maisto paketas. Tai va. Tai, na ką, ir pradėsime turbūt nuo karšto maisto, ne? Spiritinių tablečių tai turbūt, kad nenaudosime. Šaukštą tai galime išsiimti. Tai nu atsinešiu vandens ir pabandysime pasišildyti. Na ką, atsinešiau čia vandens. Tai tikiuosi, kad viską padarysim teisingai. Atplėšime. Dedame mūsų kiaulieną į maišelį. Ir įpilame 45 gramus vandens. Dabar užsukame. Ir gerai papurtom. O, pradėjo pūstis. O, jau kaista ten gerai. Gal kažką ne taip padariau? Ne, nu taip. Čia, kaip suprantu, užklijavimai. Ties B riba. Nu, va, žiūrėkit, jau net ir dūmelis trūksta. Oho. Čia visai karšta.
Tai va, kepam, rašo laikyti apie 10-15 minučių. 10-12 minučių, atsiprašau. Tai va, po to paragausim ir ką čia dar mes turime. Na ką, ir praėjo 10 minučių, manau, galime traukti. O ne, čia viskas. Na, čia reikėjo nuplėšti, bet ir taip. Lengvai. O, viskas garuoja. Turbūt norėsiu čia arčiau ateit, pasižiūrėti. Sušilo gerai. Nu ką, atsidarysim. Kvepia kaip būtų su kopūstais kažkas. Tai tokia košytė. Nu tai kiauliena su daržovėmis. Sušilo gerai. Čia, manau, tie džiūvėsiai tai yra kaip duona, ne? Oho. Nu ką, ragavim. Skanu, visai skanu. Aišku, taip, pietum tai, nu, nesidėsi nevalgysi, bet kur nors žvejyboj, ar šiaip gamtoj, kada su palapylėm, labai gerai sveika. Gerai. Nu, nenori daug prisivalgyti, to šonkulių nevalgytum. Gerai, šitą užskaitau, skanu, džiūvėsiai labai kieti. Toliau. Na, riešutai kaip riešutai, riešutų nevalgysim. Čia dar žinau, kad turi būti į upį. Jo, yra tirpus gėrimas su braškių sulčių koncentrato milteliais. Tai reikia sumaišyti su 300 gramų vandens. Aš čia panašiai ir turiu, nu čia gal 200 šitas padukas bus didelis padukas. Nu, tokie milteliai. Beriamės. Kaip kvepia skaniai. O, toksai raudonas, rūžavas. Kiek čia jį maišyti dabar. Na, prie maisto užsigert, sakyčiau, labai skanu. Neblogai. Džemas tai eina ant sausainiukų irgi. Ką mes jau ragavom. Rūta šokoladas. Kas čia dar yra? Tirpi kava. Kavos negeriu. Na, paragavom dar tą džemą. Taip, įmam džiūvėsėlį, sausainį, įsidedam džemą. Džemas skanus. Abrikosų džemas. Kaip desertas gaunasi. Labai gerai. Nu, geriamas. Sakykim. Nu, super. Labai gerai. Nu ką, kaip ir viską paragavom, netgi ir šlapia servetėlė yra. Nu, apšė pasaka. Ne viską dar. Saldainį, rūtą, šokoladuką. Čia tiesiog šokolado 2 net tokios didelės skiltelės.
Juodas šokoladas, kaip suprantu. Šokoladas, jo. Grinant juodą šokoladą. Gerai. Gerai. Nu, sakyčiau, pietum visai neblogai. Prie žiriuko ir viskas skanu. Tai va, tai tokia šiandien paragaukim rubrika. Na, dabar laukiam, kol mūsų šonkauliukai apkeps truputėlį valandėlę, po to eisim vynioti į foliją. Na ką, ir praėjo jau valanda. Tai atidarom, pasižiūrim, kaip gerai atrodo mūsų šonkauliukai. Dabar atėjo laikas juos suvynioti į foliją. Tai tą dabar ir padarysime. Pas mane suaršiko rankos, tai imu rankom tiesiog ir užlenkiam galus. Ir gerai užsandarinam. Taip, dabar lenkimų į apačią, taip pat pasidarome antrą. Oi, sumelavau lenkimų į viršų, tai gal mums sultis išbėgs. Taip, štai. Ir dar valandėliai. Dabar pats metas jau įdėti ir mūsų daržovės. Na ką, daržovės kepsime štai tokiuose indeliuose aliuminiuose. Tai įberiam. Neturiu didesnį, šiaip galima būtų didesniam troškinti, bet tilps į 2. Nu, taip įdėjom. Pašlakstome truputėlį aliejaus. Ir dedame į mūsų kepsninę. Tai šonkauliukus galime truputėlį paslinkti į šonus. Dedame mūsų daržovės. Ir uždengiame tokiu pačiu danteliu. Tai padarom antrą. Daržovės bus troškintos. Po to likus 10-15 minučių dangtį nuimsime ir duosime truputėlį iš viršaus apskrusti. O, pamiršau aliejus šlakstyti. Aliejų naudoju štai tokį su česnaku. Na, ir uždarome 140-150 laipsnių dar valandą laiko. Daržovės, aišku, pažiūrėkite karts nuo karto, kad neprisviltų. Na ką, chebrytė, jau praėjo, kiek dar praėjo, valanda. Tai galima atidengti daržovės. Šilta. Nieko tokio. Truputėlį pamaišom. O, neprisvilo. Daržovės rūksta. Ai, kaip čia bus skanu. Taip, ir dabar čia turiu štai tokių granato gleizo. Tai dabar ką mes padarysime, tai atidarome mūsų šonkauliukus. Gerai, pagleizuosim dabar. Tai pilam padažiuką, gleizą. Na, taip. Ir dabar viską gerai ištepame. To lygiai pasiskirstytų. Dabar juškas atidarom. Truputėlį duosim kaitros ir paliekam dar 10-15 minučių su uždarytu dangčiu, kad pasidengtų gleizas. Tai uždarom dar 15 minučių, na 10-15 minučių, pažiūrėkit, kad nepradėtų svilti. Juškas ant maksimumo atidarom ir laukiam. Nu ką, chebrytė, praėjo jau 10 minučių, gal 12. O, matau jau, kad gerai. Daržovės taip pat beveik išgaravo vanduo iš jų. Na va, manau puikiai. Tai dabar sekantis etapas. Ištraukime šonkauliukus.
Ištraukiam. Ir dėsime į kitą foliją. Biški karšta. Vienas ir antrą taip pat. Štai taip. Dabar suviniojame ir dar paliksime 10 minučių pailsėti, tam, kad nebūtų sausi. Darome ir paliekame 10 minučių, tada keliausime jau ragauti. Taip, daržovės irgi galima bus jau traukti, juškas galima uždaryti pilnumoj. Viskas, dabar jau sustinkame prie stalo. Na ką, ilgai kepėme, bet atėjo metas paragauti. Tai įsidedame daržovių, visų po truputėlį. Česnakiuko būtinai. Nu, sudėjome daržovių ir atėjo metas dabar atidaryti mūsų šonkauliukus. Aš jums noriu parodyti iš arčiau. Žiūrėkit, kaip jie gerai atrodo. Gal per kamerą atrodo juodi, bet ne. Gerai, tai atsipjauname gabaliuką. Daug kas nesidėsiu. Nu štai, ir mūsų šonkauliukai Kamado kepsninėje gatavi. Na ką, ir atėjo laikas paragauti mūsų šonkauliukų šiandienos. Medus paraudonavęs. Žiūrim kaip kauliukai. Opapa. Byra visa mėsytė, byra. Kauliukai išsitraukia puikiai. Na ką, paragausim? Tai mums šiandien pavyko. Super. Grybukas. Net peilio nereikia. Mėsytė labai skani, gerai išsitruškinus. Na, pipiriukas. Ne beveik valandą laiko truškinusi daržovės. Ir jos nėra sutižusios visiškai. Labai gerai visai. Galvojau, kad bus per daug valandų, bet ne. Galvojau, kad gausis, kažkoks tai toksai, biškai, žinot, jau kaip kušytė, bet ne. Tikrai labai skanu. Šonkauliam dar norėtųsi galbūt įpilti kažkokį sulčių pailsėjimui, kad prigertų tokių kaip obuolių, vynuogių, kažką rūgštesnio. Bet šiaip esmė, labai gerai. Tai va, visiems rekomenduoju, tikrai rekomenduoju šonkauliukus pasidaryti Kamado kepsninėje, kas turite. Na, kas neturite, gal kada padarysiu video, kaip įsikepti skaniai šonkauliukus kazane. Labai gerai. Ypač grybai man labai skanu. Mėsytė. Suvalgym. Gerai, nebeerzinu jūsų. Dar vieną grybuką. Na va. Tikrai labai skanu. Ką, reikia nešti ir žmoną įdėti. Laukia šonkauliukų žmona. O su jumis susitiksiu jau greitai, kitą savaitę.